Sveiki, su jumis Kariekia LTU. Šiandien filmuoju tutorial, kaip susikurti savo Minecraft žmogeliuko nuotrauką. Tai pirmiausia, mums ko reiks. Minecraft Skin Viewer. Na, atsisiuntimo linkas bus description. Na, tai pirmiausia, dabar atsidarėme jį. Ir va, jums išmeta tokį. Jums nebus šitų langelių, nes aš pasidariau. Na, jeigu jau norit, va, spaudžiam toolbars ir tuos tris susižymėt. Na, gal tas bus ir tas bus pažymėtas, neatsimenu. Nu, pasižymėkit tuos ir viskas. Dabar pasirinkame kokį skiną. Na, pavyzdžiui, pasirinksim šniaukslys. Na, va, galime judinti, ką norim, pavyzdžiui. Mes ne. Geriau pasirinksime savo. Kariekia. Va, mano skinas. O, pasidarom paprastą žmogeliuką. Na, va, paprastas toksai gražus. Nu, man gražus, bet jau negal. Va, galime daryti kaip jį norime. O čia galime pasirinkti kaip norime, pavyzdžiui, zombis. O tai bus. Tai sėdės, bėga, taip. Galime, pavyzdžiui, skaitykim taip. Taip padarom ir taip padarom kojas. Taip. Dabar foną, pavyzdžiui, day arba night. Na, pasidarėme paprastą tokį ir spaudžiam save image as ir pavadinam, pavyzdžiui, einame desktopą ir pavadiname test. Na, va, mes turime, galime jau jį išjungti. Na, va, ir turime jau tokį. Dabar einame į paint. Reiškia, susimažinam ir įsikeliam į. Pasimažiname langelį. Palaukit truput, nesivalda. Ant 500. Ir dabar paspaudžiam A raidę. Ir nusibrėžiam. Truputį pasimažinsiu. Nebūtų toks didelis. Ir vadiname kaip norime. Tai aš pasirinksiu savo skiną. Tai bus tokį raudonom gal raidėm. Taip neina. Na, va. Pasivadiname ir įsisaugojame. Na, va. Įsisaugojame. Galime patikrinti. Va, mūsų skinas. Tai va, pasidarėme. Tai mums tik bus dviejų programų reikėjo. Minecraft Skin Viewer ir Paint'o. Tai ką, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir dalinkitės. Tai viso gero.